Kurminėje teka, kur lietuviai žemaitiškai šneka, kur šalia Baltijos jūra ošia ir kur žiemą šalti lietūs ošia. Jūs sveikina Klaipėdos rajono Gargždų kultūros centro Dabarų skyriaus kaimo kapela Šešos Bačkos. Vadovas Ramūnas Kučeras. Na, o dabar kviečiame visus susirinkusius senjorus smagiai palinguoti. Sakau, kol pailsėsim biškelį. Norėčiau užduoti visiems čia susirinkusiems vieną mįslę. Nuo ko prasideda koncertas? Na, pabandykim truputėlį visi kartu paplot. Parepetuojam.
čia sėdinčiam ponui Alpiui, kuris šventė savo jubiliejų. Turi pasiruošti šiemet keliai, sveikinu jam, Sako, kad tikrieji lietuviai patys pirmieji, tai buvo žemaičiai. Kada dar kalavijuočiai puldavo Lietuvą, o aišku, tada žemaičius puldavo. Tai žemaičiai kovoje nusukuoidavo kuokomis, bestais ir taip toliau. Tai vat, kalavijuočiai šitam žemaitis vieną kartą rėžė, nekrenta. Antrą kartą rėžė, nekrenta. Trečią kartą, kai rėžė, iškrito. Vogiais, iš to ir gavosi vokštas. Asfaltą taip pat sugalvojo žemaičiai. Istorija rašo, kada irgi kalavijuočiai puldavo, tai jie pirmiausia iš pilių mesdavo akmenis, o to pildavo karštą smalą. Taip atsirado asfaltas. Gyvates taip pat pavadino, net pasaulį didžiąją gyvatę pavadino žemaičiai. Anksčiau niekas nesakydavo gyvatės ir taip toliau, bet sakydavo kirmens šliauž. Kirmens šliauž, žemaitis kišt pirštą, a ant gyvatės cip, už pirštą. Anakonda! Taip atsirado anakonda. Jei iš tikrųjų, žemaičiai tokie žmonės kalbūs, pat sugalvojo, neturėdami ką darbo velniai, ir sugavo aukštaitį, suvalkietį ir žemaitį. Ir įkišo į maišą. Užkišo gerai. Na ir taip porą kartų su spragilais perėjo per juos, bet to šaukulius paskaičiavo ir atrišo į maišą. Tai pirmasis, kas buvo, aišku, aukštaitis. Ir tik taip pasimatė kulnai. Suvalkietis išlindo ir stovi. Velniai klausė, kad čia dabar stovi. Tai vat, laukius, sakau, gal kai visi išliks. Gal koks man maišiokas atliks. O žemaitis nelenda ir bujokas ir tiek. Velniai, tai ko tu sako, nelendi? Kas įkišo, tas tegu ir ištrauk.